Labą dieną. Kaip sekasi jūsų pokalbiai su žmonėmis? Individualūs pokalbiai, one-to-one. Ne, jūs man dabar neatsakysit. Atsakysite, kuomet susitiksime mūsų konsultacijų artimiausioje. Bet turiu dabar keletą minčių, kuriomis norėčiau pasidalinti. Vienas, kai mes ruošiamės, ar tik tai klausimai iš kortelių, ar galime imti kokius nors operatyvinius klausimus? Projektas X, veikla, statusas padaryta, nepadaryta. Iš principo sakyčiau, gal ne. Bet pasižiūrėkime, gal kažkokia tai elgsena, kažkokios situacijos yra besikartojančios ir tada tai tikrai yra mūsų pokalbių turinys. Tada natūraliai ir galim pradėti nuo situacijos. Žiūrėk, kaip ten ir ten tau sekėsi su savo kolega. Bet čia panaši situacija buvo su ano kolega. O dar prieš 3 savaitės buvo dar su tuo trečiu kolega. Ar kartais čia nėra klausimas vis tik tai apie tavo santykių su komanda? Labai puikiai mes galime iš operatyvinių klausimų nueiti į tuos platesniuosius. Tai ir operatyviniai, ir vis tik tai platesni klausimai, jie turi būti susiję. Kaip mes kviečiame žmogų? Esminis, man svarbu, kaip tu galvoji, kas tau svarbu, kokios tau rūpimos yra temos. Taip, aš tai turėsiu savo klausimų, bet svarbiausia yra, kad tu ateik, čia yra tavo pokalbis. Štai tu yra instrumentas, štai tu yra kortelės, pažiūrėk, pasiruošk. Ir pasinaudokite, taisyklėse yra QR kodas, kur galima žmogui nusiųsti linką į, vėl mano, kaip ir šią kalbančią galvą, kur jam yra tokių, patarimų, įkvėpimų, kad kalbėti atvirai, kaip pokalbį pasiruošti, ypatingai, kad tai yra pirmasis arba antrasis jūsų pokalbis. Tai gali nusiųsti arba gali duoti dėžutę ir sakyti, žiūrėk, tenais yra taisyklėse QR kodas, nusiskanuosi, atsidarysi, pasižiūrėsi, toksai bus aiškumas, kas čia per pokalbis, koks jisai turėtų vykti ir apie ką jisai galėtų būti, tai kartais tai padeda. Pradžia. Man atrodo, mes jau šnekėjomės, kad kas pradeda? Tavo kortelė ir jo. Ne, visada yra prioritetas darbuotojų. Gerai, nuo kurios kortelės tu norėtum pradėti? Nuo tavo kažkurios tai? Ar tu sakytum, tik tai gal mano kažkurią versti? Gal jisai pasakys, taviškė, okei, tai reiškia, tu tada pradėsi nuo to klausimo, nuo tos temos, kurią esi pasirengęs. Small talkas. Pasišnekėti verta apie kaip sekasi, kaip savaitgalis, galbūt. Bet labiau verta vis tik tai yra, pradėkime nuo mėlynųjų. O kaip mes kalbėsime? Tu žinai, kai sutikam šiandien, aš labai norėčiau, kad tą aspektą akcentuoti. Ar atvirumas, ar pasitikėjimas, ar kūno kalba, ar kažkas. Ir gali būti, kad tu prašytum, būk geras, jeigu man nepavyks laikytis, pabaksnuok šią kortelę gerai. Tarkim, tu akcentuosi savo kūno kalbą, nes jisai būna toks, žinai, visą laiką kaip ežiukas susitraukęs, bet tuo kampu, kūno kalba pokalbis svarbu, jeigu matysi, kad aš jau raukausi arba aš užsidarau gerai, tai tu man primink, kad aš to galėčiau geriau laikytis. Taip, tu legitimuosi, kad jisai ir save labiau pastebės, bet ne tai, kad aš noriu, kad tu elgtumės dabar taip ir taip. Pokalbio eigoje. Taisyklėse vėl pasižiūrėkit, ten yra keletas visai neblogų patarimų. Bumerangas. Principas yra, kad jeigu tau uždavė klausimą atsakėjai, tai beveik kiekvieną kartą gali sakyti, o tu kaip apie tai galvoji, nes jeigu jau žmogus atsinešė klausimą, turbūt jisai apie tai turi kažkokią tai nuomonę. Klausimą galite izoliuoti, klausimą galima nukelti, sakyti, noriu pagalvoti. Dabar nepasakosiu, paskaitykite taisyklės, tenais yra parašyta minčių, gerai, aš tik tai praanonsuoju, kad nepamiršti to. Tiesa, pradžia, jeigu mūsų pokalbis jau yra tęstinis nuo praeito karto, būtinai pradedame, aišku, kaip pradėjome, kaip kalbėsimės ir panašiai, nuo praeito pokalbio sustarimų. Mūsų ištraukiant lapą, arba jeigu jau naudojate prasisiuntęs per QR kodą online formą sustarimų, tai ką aš buvau pažadėjęs, kaip man sekėsi įgyvendinti, padariau, nepadariau, gerai, o tau. Ne nuo jo, tai padarėjai savo namų darbus ar ne, ar aš padariau. Pokalbis yra apie tau grįžtamą ryšį, apie tau mokymąsi, tau kaip vadovo, ne tai, kad tu jį arba ją dabar baksnosi. Aišku, pabaiga ir užbaigime tai susitarimais. Susitarimais svarbu, kad mes pildom juos kartu. Ne tu po to užsirašėjai, bet mes abudu. Arba kaip tik gali dar net labiau sakyti, tai gal tu dabar šnekam, surašyk, kokie, man atrodo, buvo esminiai, ką tu pažymėtum, kaip svarbiausia mūsų pokalbio išvada arba mintį. Gal aš čia užrašyčiau, užrašyk. Jeigu aš dar pridėčiau, ar taip, kai tu duosi ją įrašyti, tuo pačiu ir pasitikrins, ar tikrai taip, nes jeigu tu rašysi, man atrodo, mes sutarėm dėl to ir dėl to, jinai sėdė tyliai galvo, šiaip mes nesutarėme, bet jeigu jinai rašys, tu sakysi, tai ar mes sutarėme dėl to, kad tu padarysi, o aš padarysiu tą ir tą? Ne, sakys, ne visai sutarėm, čia tik tu sakė, kad taip norėtum. Matai, daugiau vėlgi galios atiduodi darbuotojai. Ir viskas kol kas, daugiau nepasakosiu.
Tai keletas minčių, gali būti jau šios principus atradote, naudojate, galbūt ir dar daugiau atradote sunkumų, iššūkių, su kuriais susidurėt pokalbio metu. Vat juos ir atsineškite į mūsų susitikimą, juos ir nagrinėkim. Ten neprakalbinau, tenais netaip reagavo, manęs paklausė to ir to, pasakė, o kaip man daryti, kaip, puikiai, va, duokit visą šitą medžiagą, kartu tyrinėkime. Gi niekada neveikia taip, kaip vien tik tai teorijose arba rekomendacijose gyvenimas turėtų būti. Gyvenimas yra gyvenimas. Iki susitikimų.